regiono dalis ir kad čia smagiai ragautume vyną su mūsų Raimundo pasakojimu. Ir ne tik tai prancūzišką vyną, labai džiaugiuosi, kad Raimundas savo vynus pristatė, manau, kad jūs tai dar labiau vertinat, kadangi jūs domitės tuo. O aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykot, kad mūsų salė pilna ir tikrai labai visiems linkiu gero vakaro. Ačiū. Taip, tai dabar dar papildysiu, moteris padarys tokį muzikinį foną. Jūs galit šurmuliuoti, pavalgyti, tiesiog padarykim pertrauką Raimundui ir pabendraukim. Tą vyną, jo labiau, kad jis jau Lietuvą pasiekė, bet tik tai vakar vakariais Lietuvą pasiekė šitas vynas. Tai va, matot, kaip keliauja iš Prancūzijos Božolė, tai man tai labiausiai... Svarbu pasakas. Tai žodžiu, aš tai labiausiai norėčiau perteikti tą prancūzišką dvasią, tą vyno, jauno vyno šventės dvasią. Nu, tikrai įsivaizduokim, kaip visas pasaulis laukia tos 12 valandos, kaip tą jauną vyną atidarinėja ir kai milijonais butelių pilsto ir kaip žmonės džiaugiasi to jauno vyno. Mūsų merginos laksto. Tai va, tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi su tą mintim atėjot ir kad jūs tai vertinat ir kad jūs vertinat tokį kartu praleistą laiką, kad tokį pasidarot, suprantat, kad galima pasidaryti savo šventę. Tai iš tiesų... Gali pakartoti. Božolė novo arrivé. Mano pirmas aromatas, kuris taip lindo iš karto į nosį, tai kažkiek užnešė man į vėlyvąją vyšnį. Ir aš radau vyšnę pirmam. Pirmu, o sako kartais, pirmas pats pojūtis būna teisingas, nes jeigu tik tai pradedi galvoti, o gal ne, o gal kitaip, tai visai susipainį ir prapuola. Tai įdomu, ką jūs pajutot iš pirmo. Jūs jau susipainėte, vyštę tai čia... Tai dabar pareiškit savo nuomonę, čia dabar visi galim diskutuoti pradėti. Praktiškai kiekvienas galėtumėt pasakyti šitam vynui po savybę. Liečiu. Tai sakau, eisiu puokštę. Baisiu puokštę, gerai. Man tai dėlės kažkoks. O kokios dėlės? Kažkoks tai pasas. Aš net neatskirčiau.